meldžiamės Tėve mūsų malda. Mes meldžiamės turbūt kasdien. Kas kasdien meldys Tėve mūsų? Kas kasdien. Kartais mums trūksta žodžių, mes nežinom kaip melstis, bet šitą maldą mes mokame, mes ją galime melstis. Amen. Ir aš noriu, kad mes, kai melsime šitą maldą, kad šventoji dvasia duotų mums gilesnį turinį, kad suprastume giliau, kaip mes meldžiamės, ką tai reiškia šitą maldą mūsų. Amen. Noriu šiandien pagilinti, truputį pasidalinti, nepretenduoju visapusišką gelmę, bet pasidalinti kai kuriais dalykais, kad kai melsitės, šventoji dvasia jums pakeltų tos dalykus, ką jūs meldžiatės, kad jūs galėtumėt giliau suprasti šitos maldos prasmę, struktūrą, jeigu nori, kryptį, kad labiau matytumėm, su kuo meldžiamės ir kaip meldžiamės. Kad būtume dar labiau užtikrinti dėl atsakymų. Man patinka šitoj maldoj toks dalykas, kad sako, Tėvas žino, ko jums reikia dar prieš jums prašant. Čia yra Mato 6:8 eilutė. Tėvas juk žino, ko jums reikia dar prieš jums prašant. Mums dažnai reikia vieno dalyko, ar kito dalyko, ar trečio, bet 8 eilutė Mato 6 sako, Tėvas žino, ko jums reikia. Atrodo, jeigu Tėvas žino, ko mums reikia, tai mums nebūtina to sakyti, ar taip? Jeigu Tėvas žino. Ir Jėzus pamokė mokinius, kaip reikia melstis. Jis sako toliau, todėl nuo 9 eilutės. Melskitės taip. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė. Tebūnie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundymą, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Nes tavo yra karalystė, jėga ir šlovė per amžius. Ir turbūt nėra tokio krikščionio žemėje, kurias nesimelstų šitą maldą. Na ir aš noriu truputį eilutę po eilutę pažvelgti giliau šitą maldą. Pradėkime nuo to, žiūrėkit, pirmas kreipinys yra Tėve mūsų. Kai tu sakai Tėve, tai tas žodis padaro žymiai šiltesnį tavo bendravimą su Dievu. Tuo dideliu Dievu, kuris sukūrė labai didelę galingą, neaprėpiamą mūsų žmogaus protui kūrinį. Jis labai didelis. Bet kai kreipiesi kaip Tėvą, žymiai suprantamesnis santykis. Tas didis Dievas, kuris taip pat ir labai tikslus ir jautrus, jis yra tavo Tėvas. Jei tik į Jėzų atvėrė jam savo gyvenimą. Raštas sako, Kristus mumise darbės viltis. Ir 1 Jono 12, visiems, kurie jį priima, jis dar gali tapti Dievo vaikais. Taigi tu priimi Jėzus į Dievo vaikas ir Dievas yra tavo Tėvas. Tu kreipies ne į šaltą, kažkokį, nežinau, kaip žmonės įsivaizduoja, bet į Tėvą. Jis yra Tėvas. Ir Tėvų tu ir aš suprasti gerai. Mes tapom jų vaikais per Jėzaus auką. Tai didelė kaina, tai vienintelė kaina, kad mes, būdami žmonių vaikais, galim tapti Dievo vaikais, priimdami Dievo sūnus, kryžiaus auką. Jo pralietą kraują mūsų nuodėmes nuplauti, kuris iš tikrųjų ir skiria mus nuo mūsų dangiško Dievo. Ir mirtį ir prisikėlimą, mūsų išgelbėjimo pilnatę mes galime atrasti jo kryžiaus jėgoje. Bet kai tu kreipies į tą galingą, didį Dievą, sakydamas Tėvą, tavo širdis turėtų džiaugtis. Tas didis Dievas yra tavo Tėvas. Galima būtų plačiai kalbėti apie tą svarbą mūsų suvokimo, kad mes esame Dievo vaikai. Ir aš tiesiog noriu paimti kai kurias rašto vietas. Romiečiams 8:14. Romiečiams laiškas 8 skyrius
nuo 14 eilutės galime iki 19 paskaityti. Čia parašyta taip. Visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Jūsgi gavote ne vergystės dvasią, kad ir vėl bijotumėte, bet gavote įsūnystės dvasią, kuri šaukiame Abba tėvą. Abba tėvė. Abba yra mažybinis tėvelė, lietuviškai būtų galima pasakyti. Įsūnystė, tu gavai įsūnystės dvasią. Tu nesi vergas. Tu net neprivalai kažką ten užsidirbti savo, kad būtum Dievo vaikų. Ne. Tu esi jo vaikas dėl to, kad jis tave myli, dėl to, kad Jėzus sumokėjo kainą. Tu patikėjai jam širdimi. Ir tapai jo vaiku. Aš tai, jeigu taip galima pasakyti, ar daug kainavo tau būti žmogaus sūnumi, ar tu ką nors dėl to prašai? Ne, tu tapai žmogaus sūnumi. Dėl to, kad tėvas ir motina pamilo vienas kitą. Ir tu, tai buvo Dievo dovana. Taip Dievo dovana yra vaikai. Panašiai tu nelabai ką gali padaryti, kad būtumai Dievo vaiku. Tai yra Dievo didelė kaina, jo sūnaus, Jėzaus kryžiaus auka ir prisikėlimą. Ir tu esi Dievo vaikas, įtikė. Ir tu nesi vergas, tau nereikia užsidirbti tos vaikystės, tu tapai Dievo vaiku per tikėjimą Jėzų. Jūsgi gavot ne vergystės dvasią, kad vėl bijotumėte, bet gavote įsūnystės dvasią, kurią šaukėme Abba tėvą. Pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. O jei esame vaikai, tai paveldėtojai. Dievo paveldėtojai. Kristaus bendra paveldėtojai. Tu įsivaizduoji, Kristaus bendra paveldėtojai tapo. Jeigu tu turi tėvus ir tėvai palieka tau palikimą, jis atrenka tau. Tai Dievas, tas galingas ir didis Dievas, sakykime, jeigu tai viską paliko Kristui, tai raštas sako, kad tu esi Kristaus bendro paveldėtojas. Tu esi Dievo vaikas, tu esi nevergas ir tu turi palikimą. Ir tu esi bendra paveldėtojas su Kristumi Jėzumi, kurį mes ir šlovame. Bet šitoj situacijai tau gerai būtų prisiminti, kad jis yra ir tavo vyresnysis brolis. O tai būtų galima ir giliau gilintis į tai, bet kada tu į Dievą kreipies, sakai, Tėve mūsų. Jeigu kiti dar turi kokių sielinių minčių, tai toliau kur jis esi danguje. Mes turim tėvą žemėje, gerai, mes juos gerbėme ir Dievo žodis mūsų moko, kad mes turim gerbti tėvą ir motiną. Bet kai mes kreipiamės Tėvą mūsų, kuris esi danguje, tu kreipies į tą tėvą, Dievą, kuris tapo tavo tėvu, per Jėzus. Labai gera pradžia bendrauti su visagaliu Dievu, kreipiantis į Tėvą. Amen. Toliau, kai mes meldėmės, dažnai kartais mes vis dėlto būnam sieliški. Man reikia to, man reikia no, man reikia trečiai, nereikia komentuoti, mes tai suprantam. Bet toliau Jėzus moka, po to, kai tu supranti, kad Dievas yra tavo tėvas. Toliau yra tokia malda, teesie šventas tavo vardas, ta prasme Dieve tavo vardas, teesie šventas. Mes nepradedam nuo savo poreikių, mes įkreipiamės kaip į Tėvą, bet mes esam sudominti jo šventumu, sakykime, tai būna šventas tavo vardas. Bet taip, paprastai kalbant, nesutepkim savo poelgių, nesutepkim savo pavyzdžių šventą Dievo vardą. Jis sako, būkit šventi, nes aš esu šventas, 1 Petro 1:13-19. Būkit šventi, nes aš esu šventas. Bet kadangi mes esam jo vaikai, mums labai svarbu suprasti, kasgi yra tas šventumas. Tai būkit šventi, kaip aš esu šventas. Ir pradėkim gal nuo to. Tai 1 Petro 1:13. Paskaitysiu tiesiog 1 Petro laiškas, 1 skyrius nuo 13 iki 19 eilutės. Todėl susijuoskite savo proto strėnas, būkite blaivus, visiškai pasitikėkite malonę, kuria bus suteikta jums, kai apsireikš Jėzus Kristus. Taip mes malonę išgelbėti, taip mes per malonę tapom jo vaikais. 14. Kaip klusnūs vaikai, nepasiduokite ankstesniems savo neišmaningumo laikų geiduliams.
Bet kaip šventas yra tas, kuris jūs pašaukė, taip ir jūs būkite šventi visų savo elgesiu. Nes parašyta, būkite šventi, nes aš esu šventas. Ir jei kaip tėvo šaukėtės to, kuris nešališkai teisia pagal kiekvieno darbo, su baime elkitės savo viešnagės metu, žinodami, kad esate atpirkti nuo betikslų, iš protėvių paveldėto gyvenimo būdo, nenykstančiais turtais, sidabro ar aukso, bet brangių krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir kliaudos kaip dėmes. Taigi, kai mes sakom, teesie šventas tavo vardas, supraskim, kad ir mums reikia siekti šventumo. Jeigu mes esame vaikai švento Dievo, ir mums reikia siekti šventumo. Ir kai sakai, teesie šventas tavo vardas, suprask, kad ir tu ir aš, mes turim siekti šventumo, nes mūsų Dievas, dangiškas, yra šventas. Amen. Taigi mes meldžiamės Tėvą mūsų, tai intimus, nuostabus kreipimasis į Dievą, kurs esi danguje, teesie šventas tavo vardas. Dar norėčiau tokią paminėti, nesigilinant, bet jeigu mes žinom, jog Dievas yra vienas, taip ir amen, bet jis yra triasmenis, yra Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Apie Dievą Tėvą apreiškimo šviesai galima panagrinėti, būtų čia gilus, reikalinga plataus, gilesnio laiko ir studijavimo dalykas, bet Dievas Tėvas taip pat turi ne vieną vardą. Ir aš gal nelabai teisingai jos ištarsiu, bet jie mažiau skamba taip: Elohim, Jehova, El Shaddai, Adonai, Ire, Rafa, Isi, Mikadeš, Tzidkinu, Šalom, Roj, Šamach. Ir daugiau dar kiti vardų atranda. Bet tokie galima būtų išskirti 12 vardų, kurie atveria tam tikrą Dievo savybę, jo vardu. Kai Dievas sukūrė dangų ir žemę, jis apsireiškia, ir Biblijoje parašyta vardu Elohim. Pradžia Elohim sukūrė dangus ir žemę. Kai Dievas apsireiškia vardu Jehova, tai jis kai nulipdė į žemės dulkio ar molio, kaip pasakytum, žmogų ir įkvėpė savo dvasią per jo šnerves ir žmogus tapo gyva būtybė. Šitoj situacijai jis apsireiškia vardu Jehova. Toliau yra kiti vardai: sandora, šventumas, ganytojas, viešpats ten, viešpats pergalė, gydytojas. Kiekvienoj kitoj srity Tėvas apsireiškia skirtingų vardų. Ir kada mes sakom, teesie šventas tavo vardas, prisimink, kad jis yra tas, kuris sukūrė dangų ir žemę. Prisimink, kad jis yra tas, kuris įkvėpia gyvybę tau. Prisimink, kad jis yra, kuris sandoroj su tavimi. Prisimink, kad jis yra tavo gydytojas. Prisimink, kad jis yra tavo pergalė. Prisimink, kad jis yra tavo ganytojas, kai nieko nestokosi. Prisimink daug šitų dalių apreiškimo apie Dievą, kai kreipiesi jo vardu. Bet kai mes sakom, Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, tie dalykai kažkaip pasislėpia, bet jeigu giliau pažvelgtume į kiekvieną iš tų žodžių, mes matytume plotį ir gylį. Bet jeigu žiūrint apie struktūrą dar šitos maldos, pirmoji dalis, jos iš tikrųjų yra kreipimasis į Dievą. Antroji dalis, mes pradedam kalbėti apie savo poreikius. Taigi dar kartą žiūrim toliau. Teesie šventas tavo vardas. Teateinie tavo karalystė. Dažnai, pavyzdžiui, aš pradžioj tikėjimo nelabai suprasdavau, kokia kita yra Dievo karalystė. Na, ir aš norėjau, pavyzdžiui, paimti Romiečiams 14 skyrius 17 eilutę galime atsiversti. Romiečiams 14 skyrius ir 17 eilutę. Nuo 17 eilutė parašyta yra taip: Dievo karalystė nėra valgis ir gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventoje dvasioje. Dievo karalystė nėra valgymas ar gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventoje dvasioje.
Taigi mes matom Dievo karalystės tam tikrus momentus, kas taigi yra. Tai nėra tie, sakykime, mūsų kūno poreikiai, kuriuos Dievas žino, mums tenkina. Bet Dievo karalystė yra visų pirma dvasinė karalystė. Ir tai yra teisumas. Jeigu trumpai kalbant apie teisumą, ramybę ir džiaugsmą, galima būtų pasakyti, tas teisumas, per kurį mes galim į Dievą kreiptis, kaip į Dievą, ateina tik per tikėjimą į Jėzų. Tu jo neužsitarnausi, to jo negali pasiekti pats, tai yra dovana, tai yra Dievo amžinas teisumas per tikėjimą į Jėzų. Ir tai yra Dievo karalystės pamatas, teisumas. Dievas mūsų šventas, mes, kada nusidėjom, mes tapom nuodėmingi, kad mūsų nuodėmės būtų nuplautos, jis paaukojo savo sūnų. Ir kai panaikintos buvo mūsų nuodėmės, ir ryšys su Dievu atsistato per Jėzų Kristų. Ir tas teisumas ateina per tikėjimą į Jį. Ramybė iš tikrųjų, antra Dievo karalystė, sakykime, savybė ar būsena, kaip bevardintum toje situacijoje. To, ko ieško visi žmonės, jie niekaip negali rasti. Šita ramybė ateina iš Dievo. Jėzus savo mokiniam prisikėlė, sakė, eikite. Aš jums duodu ramybę, ne taip, kaip duoda pasaulis. Ir kada mes kartais turime rūpešių, kada mes kartais blaškomės, Dievo žodis Filipiečiams 4 skyriui taip pat irgi sako, nieko nesirūpinkit, bet malda, sutroškimų, su prašymų, dėkojimų, tai būna žinomi Dievui. Ir kai jūs atiduosit tai Dievui, kitais toliau žodžiais tariant, sako, Dievo ramybė, kuri viršia visokį išmanimą, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzui. Dievo ramybė, kurios taip ieško pasaulis, ji neįmanoma be Dievo. Dieve mes turime tą ramybę. Kristus ją mums duoda, nes jis sumokėjo kainą. Dėl mūsų ramybės jis buvo plakamas. Tai yra Izaijo 53:6 eilutė. Kad tu ir aš turėtume ramybę, jis buvo baudžiamas. Buvo mokėta kaina, kad tu ir aš turėtume tą ramybę. Tai įmanoma tik Dieve. Dievo karalystė yra teisumas, ramybė ir džiaugsmas, šventoji dvasia. Jeigu mūsų džiaugsmas remsis žemiškais dalykais, aš nesakau, kad mūsų nereikia, Dievo žino, reikia. Jis gali praeiti. Ir mums vėl reikės jį papildyti, ir vėl papildyti. Bet tas pastovus džiaugsmas, apie kurį kalba Jėzus savo mokiniams, jis yra tas džiaugsmas, kad mūsų vardai įrašyti gyvenimo knygoje. Kai suteikė valdžią mokiniams išvarinėti demonus, gydyti ligonius ir grįžę džiaugiasi, kad Jėzaus vardui paklūsta demonai. Sako, džiaukitės ne tuo. Tai gerai, tai džiugu, bet džiaukitės ne tuo. Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti gyvenimo knygoje. Iš tikrųjų, tai ramybė ateina, kad tą dieną, kada Viešpats tave pašauks, tau nereikės susitikti su mirtimi, bet Dievo angelai paims ir nuneš tave pas Viešpatį. Tai yra džiaugsmas, kad mūsų vardai rašyti gyvenimo knygų, kurio jokios situacijos, aplinkybės ar išbandymai šitoj žemėje negali pakeisti. Tai yra mūsų džiaugsmo pamatas, jeigu man. Taigi Dievo karalystė nėra šitie žemiški dalykai ir valdymas ir gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventoji dvasia. Amen. Ir kai mes meldžiamės, sakom, Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė. Tai mes dabar matom, kad jo karalystė yra ir teisumas. Reikia, kad tu būtai teisumas, kad velnias tavęs neapkaltintų. Velnias nori apkaltinti tave, vienas iš pagirių kaltintojas. Bet Jėzus atėjo, kad tu būtum išteisintas. Bet ne tavo karalystė, tavo teisumas. Ir Jėzus savo ramybę už ką tai sumokėjo. Ir džiaugsmas, mano vardas įrašytas gyvenimo knygoje. Tai tos dvasinės vertybės, kurios atsispindės ir šitam kūniškam gyvenimui. Amen. Tebūnie tavo valia. Taigi kokia ta Dievo valia? Kokia mūsų dangiško Tėvo valia? Va.
Bet to dangiško tėvo valios įvykdymo, sako, niekas neįs į Dievo karalystę. Mes tai kalno pamokslas 7 skyriui, sako, ne kiekvienas, kur šaukia viešpatie, bet tie, kurie vykdo mano dangiško tėvo valią. Taigi, kokia jo valia? Mes dažnai esam nagrinėję ir dar noriu priminti jums, Romiečiams 12 skyrių. Tiesiog vėl paskaitysiu nuo 1 eilutės. Čia gilus dalykas, bet antroji eilutė yra vėl trumpas paaiškinimas, kokia yra Dievo valia. Romiečiams 12, nuo 1 eilutės. Dievo gailestingumu aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir neprisitaikite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atsinaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Trumpai tariant, Dievo valia yra tau gera. Dievo valia tau yra tobula. Ir Dievo valia tau yra priimtina, jinai gera, priimtina ir tobula. Ir kartais mums atrodo, kad mes geriau žinom, kaip pasielgti geriau, bet jeigu mes sakom, Dieve, tai būna tavo valia, tai jinai gera tau, nebloga. Ir yra priimtina. Dievas žino visas tavo situacijas, ir jinai yra tobula. Ir jeigu mes sakom, viešpatie, tai būna tavo valia, ir mes elgimės pagal jo valią, tikrai galutinis rezultatas bus nuostabus. Bet kad mes galėtume pažinti jo valią, pirmą eilutę mūsų moko, mes turim atsiverti Kristui, aišku, priimti jį ir sąmoningai tarnauti jam ir atnaujinti savo protą. Niekaip kitaip neatnaujinsi proto taip, kaip skaitydamas Dievo žodį, šlovindamas ir bendraudamas su tikinčiais. Tai yra atėjimas į bažnyčią. Tokiu būdu mes atnaujinam savo protą, kad Dievo karalystė, kad Dievo valia, kad jo žodis, kad tie dalykai, kurie iš Dievo, kurie veda mus į amžinybę ir kurie gali būti apreikšti kitiems žmonėms šitoj žemėje, vis labiau ir labiau ateitų mūsų gyvenimus. Bet kad mes suprastume jo valią, mums svarbu atsiverti Kristui, svarbu pradėti išlovinti, tarnauti jam ir atsinaujinti protu. Amen. Taigi mes praktiškai pažiūrėjom pusę maldos, kuri kaip pirmasis kreipimasis maldos yra į Dievą. Tai nėra mūsų poreikiai. Dievo žino tavo poreikius. Ateikim pas jį, suprasdami, kas jis yra ir ko iš tikrųjų mes turėtume pradžiai maldos melsti. Taigi, Tėve mūsų, kurs esi danguje, teesie šventas tavo vardas. Te ateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Norėčiau tokį, kaip danguje, taip ir žemėje momentą, kad mes teisingai suprastume galutinį, jeigu galima pasakyti, Dievo karalystės žemėje buvimo apreiškimą. Tai tiesiog eikim tiesiai į pabaigą, bet kaip danguje, taip ir žemėje. Ir pažiūrėkim į apreiškimo knygą. Gerai, užteks gal vienos eilutės, nors čia platesnis nagrinėjimas turėtų būti. Apreiškimo 11 skyrius, 15 eilutė. Štai parašyta, sutrimitavo 7 angelas, danguje pasigirdo galingi balsai, kurie skelbė šio pasaulio karalystės tapo, mūsų viešpatės ir jo Kristaus karalystėmis, ir jis valdys per amžių amžius. Šio pasaulio karalystės tapo mūsų viešpatės ir jo Kristaus karalystėmis. Ir jis valdys per amžių amžius. Tai kada mes sakom, tai ateinie tavo karalystė, kaip danguj, taip ir žemėje, turėkit omeny yra apreiškimo 11-15. Čia aišku, didesnio reikėtų nagrinėjimo, bet jo karalystės pilnatvė. Bet šio tokį supratimą užteks, kad šio pasaulio karalystės tapo mūsų viešpatės ir jo Kristaus karalystėmis ir jis valdys per amžių amžius. Taigi mes, kai sakom, tai ateinie tavo karalystė,
kaip danguje, taip ir žemė. Šiuo metu mes žemėje turim problemas, šiuo metu šitoks veikia žemėje. Ir jo krita angelai, ir demonai, ir jie iš tikrųjų paskutiniais laikais ypač sustiprina savo veiklą. Bet galutinė rezultatė Kristaus valdžia bus žemėje amžina. Amen. Tai sako Dievo žodis. Ir kai mes meldžiam, tai yra šitos maldos tikslas, kad ateitų pilna Dievo karalystė. Dievo karalystėje nėra ligų. Dievo karalystėje nėra skausmo. Dievo karalystėje nėra mirties. Dievo karalystėje yra daug dalykų, kurias mes kasdien šiandien susiduriam. Ir kai meldžiam Dieve, tai ateina tas palaimintas. Iš tikrųjų, kurio mes praradom galbūt nesuprasdami per Adomą ir Ievą gyvenimas, kurį tu buvai paruošęs. Ir dar didesnis, kaip danguje, taip ir žemė. Per Kristų Jėzų jis ateina iš pradžių tavo širdį, pradeda keisti tavo sielą, tavo kūnę pradeda reikšti, bet galiausiai visoje žemėje ateis šita nuostabi karalystė, į kurią tu ir aš esam pašaukti ir kurią mes meldžiamės, kai kalbame, kai meldžiame šitą maldą. Amen. Taigi, Tėve mūsų, kur esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemė. Toliau mes prieinam prie, sakykime, savo poreikių. Pirma dalis, ir supraskime, mes esame didelis Dievo šeimos dalis. Ir yra didelis nuostabus Dievo planas. Ir visa pirma dalis yra atkreipta į viešpatį, į jo šventumą. Ačiū Dievui, jis tapo mūsų tėvu, bet mums reikia suprasti, kad jo valia yra gera, tinkama ir tobula ir jo karalystė nuostabi, tai ateina į žemę. Amen. Bet mes turim kasdienius problemas. Ir toliau naudojas mes matom kasdienės mūsų duonos, duok mums šiandien. Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams, ir nevesk mūsų į pagundimą, bet gelbėk mus nuo pikto. Čia yra dalis, kurios mes prašom iš Dievo, ir irgi taip pat labai teisingai sudėtas svarbiausias dalykai, kurio mums reikia. Mums reikia tos kasdienės duonos. Ir tai nėra vien duona. Galima pradėti paprastai, tai yra ir sviestas, ir arbata. Ir galbūt kam nors pagėris. Tas duona yra mums kasdienė, ką mes valgom, mūsų kūnai suprantam, bet yra taip pat maistas reikalingas mūsų sielai. Yra maistas reikalingas mūsų dvasiai. Ir maistas mūsų dvasiai yra jo žodis, kuris taip reikalingas mums, kad mūsų tikrasis aš, gimęs Kristuje, gautų tą maistą kasdien, kad jis nebūtų marinamas, kad mes netaptume sieliais, dar baisiau kūniškais. Mums reikia maitinti savo dvasią Dievo žodžiu. Leidžiu išsižymą, kad ji neatmirtų. Duokime maistą savo tikrajame. Bet taip pat yra ir mūsų kūno dalis, tas maistas. Ir ne tik tas, ką mes valgome. Ir man patinka, paskaitykim iš Mato 15 skyriaus 26 eilutė. Mato, Evangelija pagal Mato 15 skyriaus 26 eilutė. Čia parašyta, Jėzus pasakė, nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. Ir jeigu jūs paskaitysit kontekstą, čia yra kalba apie išgydymą, čia yra kalba apie išlaisvinimą. Tai yra vaikų duona, tai yra Dievo vaikų duona. Tai nėra vien duona, tai nėra vien sviestas ar arbata ar panašiai, tai yra išgydymas. Čia apie kūną kalba, tavo kūną reikalingas išgydymas. Ir kasdienės duonos mes meldžiam, tai yra ir mūsų dvasiai, ir mūsų sielai, ir mūsų kūnai. Ir duok mums šiandien. Dievas žino, kad mums neužtenka vakar pavalgyti, šiandien ne, gal rytoj valgysim kasdien. Amen. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiai savo kaltininkams. Iš tikrųjų, čia yra toks gilus dvasinis dėsnis ir jis buvo nagrinėtas čia, kai buvo šios specialus tarnavimas giliau.
Atlaidumas yra labai svarbi ir labai reikalinga tiesa, kurią mes turime suprasti ir taikyti savo gyvenime. Nes tas pats Jėzus, kuris atleido tau, Jis yra sumokėjęs kainą ir už tą, kuris tave užgavo. Ar dar kažką kalbėjo. Tas pats Jėzus, kuris sumokėjo už tavo išgelbėjimą, Jis yra sumokėjęs ir už jį. Ir mes žinom tą palyginimą, kuris yra Mato 18 skyriuje 23 eilutės, kada didis karalius, kuris yra Dievo įvaizdis, dovanojo didelę, neįmanoma grąžinti skolą. Tas, kuriam buvo grąžinta skola savo draugą, už labai mažą skolą neatleido. Ir todėl jisai jam buvo neatleista. Ir štai tai labai svarbus dėsnis, jau galima panyti šviesus egoizmas. Jeigu tu atleisi savo mažą skolą tam, kuris tau skolingas, Dievas atleis didelę tavo skolą. Tai yra dėsnis ir svarbumas. Galima būtų liudyti ir kalbėti ir iš savo gyvenimo, kada mes atleidome, kaip Viešpats mus laimino. Neverta laikyti netolydumą, tai neišmintinga. Taip pat, kaip mes skaitom Mato 18 skyriuje apie tą, kuriam buvo didelis dalykas atleistas, jis mažą negalėjo atleistis. Labai skaudžiai to nukentėjęs. Tai yra toks svarbus dėsnis, kad Jėzus įdėjo į tėvą mūsų maldą ir atleisk mums mūsų kaltės, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams. Ir taip pat mes skaitom Mato 6 skyrių, kuris kalba apie tėvą mūsų maldą. Jis dar prideda po to, jeigu jūs atleisit žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškas tėvas atleis jums. O jeigu jūs neatleisite žmonėms jų nusižengimus, tai jūsų tėvas neatleis jūs nusižengimus. Tai yra taip svarbu. Ir maldoje įdėjo ir dar toliau paminėjo. Evangelistas Matas užrašė šitą svarbą atlaidumo. Tai taip būna tavo širdis atlaidė. Nors ir tave neteisingai su tam pasielgtų, atiduok teismą Dievui, pasitikėk jo, atleisk. Viešpats tave išves ir būsi palaimintas. Amen. Toliau ir neves mūsų į pagundimą. Čia yra toks gilesnis dalykas ir teologai, čia jau tokie dideli teologai krenta, kaip aš kaip dabar, man atrodo, neseniai žiūrėjau, katalikų bažnyčia bando šitą maldą Dievo žodį iškeisti, jeigu ten yra. Ir nevesk mūsų į pagundimą, ar nevesk mūsų į pagundą, jie verčia, ir neleisk mums įkristi į pagundimą. Jie sugalvoja gudriau kažką padaryti, nieko nepagudrinsim. Nieko nepagudrinsim. Bet problema, kodėl jie taip įklumpa, galima būtų panagrinėti, jeigu jūs paskaitytumėte Jokūbo 1 skyrių 13-14 eilutę, 1 Jono laišką 2 skyrių 15-16 eilutę. Ir galima būtų žvilgtelėti, galbūt, Andrei, Jokūbo 1, 13-14. Jokūbo 1, 13-14. Ne vienas gundomas ten nesako, su Dievo gundomas. Dievas negali būti gundomas blogiu ir pats nieko negundo. Kiekvienas yra gundomas savo paties geismu, pagrobtas ir suviliotas. Po to užsimezgęs geismas pagimdo nuodėmę, užbaigta nuodėmė gimdo mirtį. Žodžiu, kiekvienas yra gundomas savo paties geismu ir pagrobtas ir suviliotas. Tas gundymas, sako, ateina iš geismo. Geismas užsimezgęs ir jeigu tu toliau grumuliuoji ir nepasakai, neišlupi tos akies ar tos rankos nenukerti, kurie tave į nuodėmę veda, tas geismas tęsiasi, auga ir stiprėja. Jis pagimdo nuodėmę, užbaigta nuodėmė gimdo mirtį. Pažiūrėkim dar 1 Jono laiškas 2 skyrius. Pirmas Jono laiškas 2 skyrius. 15-16 eilutės. Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje.
jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės. Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas, gyvenimo išdidumas, tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. 17 praeina pasaulis jo geismai, bet kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžių. Žodžiu, jeigu mes mylime pasaulį, jeigu mes įsijungiame patys televizorių ir žiūrim ten siaubafilmius ar pornografiją, ar kas bebūtų, tai nereikia sakyti, kad Dievas mus gundo. Mūsų geismas, kuris užsimezgęs, mus priveda prie tokio dalyko. Taip pat ir Facebookas yra pavojingas dalykas, jeigu mes nemokam jo kontroliuoti, jeigu jis kažką internetas. Žodžiu, geismas, kuris ateina mumise, jis užsimezga, pagimdo nuodėmę. Bet Dievo žodis moko, sako, nemylėkit to, kas pasaulyje. Kas myli pasaulį, jame nėra tėvo meilės, nes visa, kas pasaulyje, tai yra kūno geismas, akių geismas, gyvenimo išdidumas, tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Iš tos pusės Dievas nededa mūsų pagundimą, bet mūsų geismas, jis eina į pagundimą ir mes turim nukryžiuoti savo kūnų su geismais ir aistromis, kaip mūsų moko Galatams 5 skyrius, kuris kalba apie kūno darbus ir šventosios dvasios vaisių. Tie, kurie yra Kristaus, jie nukryžiavo savo kūnų su geismais ir aistromis. Mums reikia būti Dievo vaikais, mums reikia siekti šventumo. Ir tas kūniškas aš, ta senoji nuodėmė priimti, nėra jokio kito kelio, kaip tik turi būti nukryžiuota. Ir ji yra nukryžiuota, mūsų senasis aš yra nukryžiuota su Kristu. Ir mes turim imti ir nešti savo kryžių patys. Taigi, nevesk mūsų į pagundimą, bet gelbėk mus nuo pikto. Kita raštą man patinka eilutė, kurie kalba, kad 1 Korintiečiams 10:13, kad mūsų ištikia pagundimai tik žmogiški, bet Dievas neleidžia mūsų mėginti virš mūsų jėgų. Dievas neleidžia tavęs mėginti virš tavo jėgų. Jeigu ateina pagundimas, tai jį tu jau gali atlaikyti. Ir kartais mes patenkame tokios situacijos, kad mes išmoktume atlaikyti pagundimus. Bet mes turim išmokti nukryžiuoti savo kūną, išluptą akį, ar nukirstą ranką, ar tą pirštą, kuris norėtų lysti, kur nereikia. Žodžiu, mes turim imti kryžių kasdien. Ir baigėsi malda ir gelbėk mus nuo pikto. Ir gelbėk mus nuo pikto. Tikrųjų, kol piktasis jis dar šio žemėje veikia, mums reikalinga viešpatės pagalba. Dėl to mes ir einame pas jį maldoje, kad mus apsaugotų nuo pikto. Vieną rašto vietą noriu 2 Tesalonikiečiams 3:3. Vis įdomi, tai dar yra dar paskaityti eilutę galima. Tesalonikiečiams 2 laiškas Tesalonikiečiam, ne 1, 2 laiškas Tesalonikiečiam, 3 skyrius, netgi nuo 2 eilutės noriu paskaityti. Ir kad mes būtume išgelbėti nuo netikusių ir nedorų žmonių, nes ne visi turi tikėjimą. O viešpats ištikimas, jis sustiprins jūs ir apsaugos nuo pikto. Viešpats ištikimas, jis sustiprins jūs ir apsaugos nuo pikto. Jis yra tas, kuris stiprina mus, jis yra tas, kuris apsaugo mus nuo pikto. Bet mes turime atverti savo širdyje, mums reikia iš tikrųjų ateiti pas jį maldoje, mums reikia skaityti raštą, mums reikia nukryžiuoti savo kūną. Ir kada mes meldžiame šitą Tėvę mūsų maldą, aš noriu, kad jūs galbūt nors šiek tiek prisimintumėt tuos trumpus paaiškinimus, kas yra įdėta šitoj maldoje, kokia jos yra struktūra, koks kreipimasis, kokia pabaiga, kad mes geriau suvoktume. Ir pabaigoje taip dar šitos maldos yra dadėta, nes, kai sakom, baigėme melstis, apsaugok mus nuo pikto, nes tavo Dieve yra karalystė ir jėga ir šlovė per amžių amžius. Ir jeigu mes pradžioj paskaitėme Apreiškimo 11:15, kad tai žodžio atėjo laikas,
Ir žemės karalystės tapo viešpatės karalystėmi. Tai mums gerai prisiminti, kai Jėzus prisikėlė, jis pasakė, man duota visa valdžia. Ir jis ją davė mokiniams. Ir jis duoda tą valdžią tau, kad tu priimtumai tą valdžią. Kad tavo gyvenime veiktų Dievo karalystė ir tu neštumai Dievo karalystę kitiems jau šiandien. Bet ateis momentas, kai ta karalystė bus viso žemė. Ir mes maldą taip ir baigėme, nes tavo yra karalystė ir jėga ir šlovė per amžius amžius. Amen. Jūs galite, jeigu norit paskaityti dar Apreiškimų 5, 12, 14, Apreiškimų 5, 10, Apreiškimų 11, 15, kurie kalba apie tą karalystę. Būtų galima dar daug gilintis. Bet jeigu mes šiek tiek prisiminsim tuos dalykus ir skaitydami žodį, atkreipsimės labiau dėmesį, mums ši kasdienė malda, jinai skambės giliau, mes labiau suprasime, kaip mes turime melstis ir mes suprasim savo santykį su Dievu.